Sveiki visi. Šiandien turime vieną populiariausių rinkoje termovizorinį priedėlį iš Termtec. Tai būtų HUNT 335 modelis. Ir norėčiau šiandien jį išpakuoti, parodyti jums, kas yra viduje ir papasakoti apie jį truputį. Taip pat matysite video, kaip jis įrodo gamtoje įvairiomis oro sąlygomis ir palyginsime su kitų panašių parametrų ar identiškų parametrų termovizoriumi. Taigi, išsipakuokime priedėlį. Turime instrukciją. Turime kietą dėklą, kuris yra tikrai patogus transportuoti, kompaktiškas, kietas, net nukritus ant žemės, nepažeisite savo termovizoriaus, bus apsaugotas nuo kritimo. Pakuotėje turim 2 skyrius, patį termovizorinį priedėlį, kaip ir visas pakuotės Termtecas deda lipdukus, kad negalima žiūrėti į saulę. Dėklas yra išformuotas jau ir noriu pastebėti, kad termovizorius į pačią pakuotę telpa netgi su rusano žiedu, kurį montuojate ant priedėlio ir maunate ant optikos. Apsauginis dangtelis, kad nesibraižytų. Turime nuotolinį pultą valdymo prietaisą. Turim servetėlę. Turim porą bukletukų su nukreipimais į telefono programėlę ir paaiškinimą. Bei turime laiduką aparato pakrovimui ir raktelį kontravimo žiedo užveržimui. Apie šitą priedėlį jau esu kalbėjęs. Tikrai vienas mėgstamiausių šiai dienai priedėlių už prieinamą kainą, apie 2000 eurų, su 35 mm lęšiu, su 384 matrica. Turi naujos kartos 12 mikronų šiluminį jutiklį su 20 mK jautrumu. Taigi vaizdas yra tikrai prietaiso už tokius pinigėlius labai geras. Apsauginis lęšio dangtelis. Iš bėdos įmanoma pasinaudoti ir kaip monoklio, jeigu pamiršot savo paprastą termovizorių rankinį. Ir iš bėdos tikrai galima pasinaudoti kaip su monokliu. Ekranas yra sąlyginai didelis, nebus aiškus vaizdas, bet aptikti, kad yra kažkokie žvėrys gamtoje, laukuose, pamiškiai, tikrai galima. Apsauginis dangtelis transportavimui, galima naudoti, galima nenaudoti. Pats prietaisas yra tikrai labai kompaktiškas, lengvas, sveria 400 gramų, turi USB Type-C pakrovimo lizdą, turi šone įjungimo mygtuką ir turi 3 valdymo mygtukus, kurie kiekvienas turi savo reikšmę ir paspaudus trumpai viena reikšmė, paspaudus ilgai kita reikšmė ir su kiekvienu mygtuku gali valdyti jį. Turi fokusavimo ratuką čia, su kuriuo susifokusuojate vaizdą. Yra komplekte pultelis, kuris pirmą kartą susikonektina per Bluetooth'ą su prietaisu ir visada jį išsitraukus turite ant pultelio 3 mygtukus, galite užsidėti ant piršto, kad jums būtų patogu ir netiest rankos iki priedėlio, o pultelio pagalba padaryti visus nustatymus, ką jums reikia, korekcijas, ekrano šviesumą pamažinimą ar ten, sakykime, pasikeis spalvą ar užmigdyti priedėlį, kai nereikia naudoti. Ir jo veikimo laikas apie įkrauto 20 valandų. Ekranas naudojamas AMOLED, tai tikrai geros kokybės vaizdą matote. Artinant savo dieninę optiką užsidėjus priedėlį, netgi 8-9 kartus priartinus, netaip stipriai išryškėja, sakykime, tas ekrano koriukas toksai ir vaizdas irgi taip stipriai neišsilieja, todėl tikrai galima netgi
didesniais atstumais medžioti ir prisitraukti dieninę savo optiką. Termovizoriai HUN serija turi dirbtinio intelekto integruotą sistemą, kuri pastoviai apdirbinėja vaizdo kokybę. Tai naudojant termovizorių, jisai pastoviai pats gerina savo vaizdo kokybę, prisitaiko prie oro sąlygų ir tas vaizdas pats automatiškai gerinasi. Taip pat tuo pačiu principu dirbtinio intelekto yra padarytas tolimatis. Tai viena iš užduočių šito termovizoriaus testavimo mano bus ir nustatyti, ant kiek tas tolimatis yra tikslus, nes jisai aptinka žvėrį, jį atpažįsta ir virš jo parodo atstumą, koks jisai yra. Jau galiu pasakyti iš karto, kad tas atstumas tikrai šokinėja 10-20 metrų tikslumu, bet pagrindiniam tokiam neturint rankinio monoklio su tolimačio funkcija, maždaug nusistatytą atstumą, ar tai yra 100, ar 200, ar 300 metrų yra įmanoma, bet kaip sakiau, tą dalyką aš patikrinsiu su normaliu lazeriniu tolimačiu ir su šio priedėlio dirbtinio intelekto nustatomu atstumu. Dangtelis yra labai tylus, užsidaro tyliai, be jokių magnetukų, nėra kaukšėjimų, atsidarot, užsidarot, viskas labai patogu. Prietaisas turi integruotą akumuliatorių, gamintojas deklaruoja apie 4-5 valandas veikimo trukmę. Ir taip pat išbandysime šitą dalyką kameroje prie minusinės temperatūros, kiek iš tikrųjų laiko šitas termovizorius. Daugiau pasakoti turbūt neverta, dėl to, kad jau tikrai yra apie jį pasakota. Taigi pasižiūrėsim, kaip jisai rodo realybėje ir palyginsime su konkurentais.